Nu jau. Jau. Buvau graži mergelė, stačiais papyšiais nekalta, švelnus plaukai ant pilvų raitis, vizutė buvo vos praskelta. Aš jokių Biblių nežinojau, prisiekti šiandien jums galiu, ant savos aš vienam jėgojau, pridengus pizę delneliu. Bet kietas rūbas marbus vietų, ėjau aš kartą naktį myšt, užsinorėjau Biblių kietų, nors mirk, bet turi man užkišt. Tas mano Biblis svajotas, už sienos buvo netoli, o aš ėjau, kur vedė protas. Sakau, užkiški jei galėjau. Na žinoma, jisai užkišau, nedaug tik 4 kartus, ir mano protas atsirišau, o Biblė koks esi saldus. Nuo tos nakties pamėgau Biblį, dažnai išaugdavau sapne, kai mano pizė jau norėjau ir Biblis ėjo pas mane. Antrasis buvo karininkas, užkišau man lyg su štiku, o to ir pilvas man išbrinko, prižėlė ant šiknos plaukų. Na kągi, padariau abortą. Ėjau ieškoti stambių Biblių. Radau aš Biblį vieną kartą, kaip sako Biblį iš Biblių. Jis buvo mėlynai raudonas, su karpa Dieve dovanok, o kai užkišdavo šėtonas, nors perskirarijas dainuok. O to ir kunigas prilipo, kaip klevo lapas prie šiknos. Per naktį 10 kartų lipo ir sakė, Dievas dovanos. Bet kunigo Bibelis šventas, kai kiša noriu šikt ir myšt. Seniau, kai kišdavo studentas, sakydavo giliau įkišk, bet jis te valgo margariną. Tokie Bibliai vieni juokai. Ir bandavaškių prisiveisė, ir kūšiai teko kirt plikai. Ir kas po to manęs nepiso, čigonai, vagys, ubagai. Nors Biblis man dar neįgriso, bet pizei gali būti blogai.